Priežastis šiandien kokios būtų? Aš manau gynyba, kodėl praleidom 61 tašką. 3 kėlinius tikrai neblogai, paskutinį kėlinį tik tai mes biškai atsipalaidavom, manau tas skirtumas apie 20 taškų davė savo tokį atsipalaidavimo galimybės. Bet aš vyram sakiau po varžybų, varžybos vyksta 40 minučių ir reikia visas 40. Stengtis daryti viską taip, kaip buvom susitarę. Jūsų manimo tai, kad varžovai vakar žaidė pratęsimą, šiandien kažkas? Be abejo, aš manau be abejo, jie žaidė vakar 45 minutės, aišku, jiems tai nedavė naudą šiandien, kadangi aš manau, jie buvo pavargę gal kažkiek. Treneri, prieš pusantro mėnesio žaidė su Baltais, pralaimėjo čia Kaune, dabar pergalė. Kuo skiriasi Juventus žaidimas, kuo pasikeitė galbūt per tą pusantro mėnesį? Ką čia gali pasakyti, iš vienų varžybų pasikeitė. Mes prieš tai sulošėm 2 tikrai prastas varžybas, tai su Šiauliais ir su Prienais, kur praktiškai, galim sakyti, beviltiškai pralošėm. Taip pat sakyti, kad mūsų dabar žaidimas čia kažkiek pagerėjo kažkiek gynybai, o dar yra tų taisytinų dalykų. Treneri, aukšti žmonės šiandien sužaidė pakankamai solidžiai. Jo, aš manau, kad šiandien tikrai ir Karolis, ir Romanas sulošė taip, kaip iš jų aš noriu, kad jie būtų agresyvūs po krepšių, o ne kažkur ant perimetro. Be abejo, Karolį turi metimą, bet aš manau, kad jo jėga yra arčiau krepšio.